su vištiena. Sveiki, kaip jūs gyvenate, kaip gyvenate mėlieji, sveiki sugrįžę namo, sveiki sugrįžę į emigrančių studiją. Kaip tu gyveni, pasakyk? Aš tai labai Žmonės parašys komentaruose, kaip tu atrodai kaip, tokiu mėgstinu, atrodai kaip mokytai, tai labą dieną tamsta. Labą dieną mokiniai, labą dieną tamsta. O tu irgi čia atrodai biški kaip brokeris kažkokiu. Kažką bandau prakišti, pardavinėti. Kažką tu parduosi čia jau, ar man paskolą kokią, ar kokį insurance. Kaip kalbėjom anksčiau, svarbu skolų neprisdaryti. Skolų svarbu neparduok, neapmauk. Neapgauk. Tai va, sveiki visi sugrįžę dar kartą, ačiū visiems, kas žiūrėjote, kas žiūrite, kas dabar žiūrite, kas sekate, kas spaudžiat, kas komentuojat, kad nemokat jūs šitų podcastų vesti ir iš vis eikit kursus. Tai šitiem labiausiai dėkojam, kam nepatinka, kam mes nemokam šnekėti, tai šitiem irgi visiems žodžiu. Visiems ačiū, jo. Visiems ačiū, kas mylit, kas nemylit, irgi labai ačiū, kas sakot, kad durnis, tai dar labiau ačiū. Jo. Durnelas mes visą laiką. Tokios kvaišelės dvi, kur nieko nemokam, nieko nežinom, sugalvom atsisėsti ir užsiminėjom saviveiklą, ne? Jo. Tai va. Iš tikrųjų taip ir yra. Tik tai, kad nesam kvaišelės, nepasakyčiau. Ne, nesam iš tikrųjų. Aš dabar irgi sakau. Ir man, jeigu vyras sako, tu kvaišas, aš žinau, kad ne iš tikrųjų. Ne iš tikrųjų, taip negalvoja. Tai va, ačiū visiems, kas laikinat, rašot komentarus, visiems, kurie mus palaiko. Kas dalinatės, šėrinatės savo draugam, pažįstamiem, gal pravers informaciją, nes kaip jau ir sakėm daugumai podcastų, mes nesam kažkokia finansinė įstaiga, kur teikiam finansinius patarimus. Mes nesam imigracija, kur teikiam imigracinius patarimus. Mes nesam skolų išieškojimo biuras, kur teikiam kažkokias tai paslaugas. Mes esam tiesiog dvi moteris, daug gyvenime praėję ir daug tekę mokintis ir išdirbti. Ir tiesiog dalinamės informaciją, kai kurią informaciją mes tikrai googlinam ir ieškomės ir žiūrim, bet mūsų tikslas yra ne jūsų problemas išspręsti, o jums suteikti informaciją. Jeigu jūs kažką išgirdot pirmą kartą gyvenime, gal jūs patys pasiklausit specialisto, jūs gal patys žinot, gal patys pasigūglinsit, kažkieno pasiklausit, gal kas su tuo kaip tik dirba, kad tiesiog daugiau žinotumėt, mažiau problemų prisidaryti, kad bent jau jumis užvesti ant kelio. Nes dažniausiai žmonių problema, kai kažkas atsitinka, yra, sako, aš nežinojau. Jo, o dėja nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia. Tai mūsų tiesiog podcastų tikslas yra teikti tas naujienas, tas žinias, kad bent jau žinotumėt, kad toks dalykas yra ir egzistuoja, o jeigu reikia kažkokios jums specifinės konkrečios pagalbos tuo atveju, jūs kreipiatės į tą specialistą. O ypač įmonę. Šiandieninė tema, kuri bus apie UK pilietybės gavimą po 18 metų, tai mes žinom, kad ten žiūrės žmonės nagrinės, nes yra visokių tokių veikėjų, kur nagrinėja, sakė, ten mūsų sakė, podcastus aš nagrinėsiu ir faktais surasiu. Tai ačiū jums labai, jūs padedat irgi mūsų podcastui, bet... Būtų iš vis fainai, kad toks žmogus nemokamai mums nemokamai panagrinėkit. Tai va, tai mes norim pasakyti, kad irgi stengsimės, kad informacija būtų teisinga, bet jeigu kažką tai netai pasakysim, sorry, atleiskite, ieškokite kažkur kitur, yra grupių ir visokių dalykų. Jo, esmė bat yra, jeigu kalbėsim, šiandien kalbėsim apie tą pilietybės gavimą suaugusiam žmogui ir kokie tie reikalavimai, jeigu pasakysiu, kad kažkas kainuoja 13 svarų, iš tikrųjų kainuoja 13,50 kokį knygutę, ar kainos pasikeis, arba žiūrint, kada iš vis klausysi tą podcastą, ar pasakysim, kad jo vietoj ne, jūs vis tiek, mūsų esmė yra sužinoti esmę, kas vyksta su tuos pilietybės gavimu. Jeigu jūs norit gauti, sugalvojat, kad jo, man iš tikrųjų tiktų ir aš norėčiau, tada jūs turit kreiptis pas imigracijos specialistą, kuris jums tik tai imigracijos specialistas pasakys 100% pagal jūsų situaciją, gali, negali, kiek kainuoja, kokie reikalavimai ir panašiai. Nes, ar ten sakys, klauskite grupėse. Jūs galite klausti bet ko, bet tiesiog iš savo asmeninės patirties turiu daug žmonių, kurie yra deportuoti, nes pasiklausė grupėse, bendradarbių, pažįstamų, jiem pripildė ir jau turiu 4 žmonės, kurie buvo deportuoti, nes tetos ir dėdės pripildė. Nu va. Tai va, bet prieš pradedant kalbėti šitą labai labai svarbę temą, norim padėkoti mūsų ilgalaikiai rėmėjai. Tai yra Coral Shop, ne, mūsų Coral Shopui, Instagrame Coral
kaip čia _ apačioj. UK, o šiaip yra Coral Shop UK, tai yra nuostabių mūsų produktų grožio priemonių tiekėjai ir mum tiekėjai ir toj parodysiu, kad tikrai labai geri dalykai. Ką noriu pasakyti? Ką čia rodyt? Va, kokie plaukai. Blizga žvilga gražiausi. Tai va, ir norim parekomenduoti, ne kaip visada, Coral Shop UK. Ypatingai norim parekomenduoti štai šį rinkinuką kaukės ir šampūną. Tai yra rinkinys praturtintas kosmetiniu auksu. Įsivaizduokit, kosmetiniu auksu. Ir pavadinimas jau gerai skamba. Jo, kosmetinis auksas, blemba, taip tikrai labai fainiai. Ir ypatingai aliejais iš Brazilijos Amazonės. Įsivaizduojate, iš tokių tiek toli keliavo iki jūsų rankų. Keliavo ir tuo aš juos biškelį, kai ką noriu paminėti apie juos, bet visų pirma, tai noriu pasakyti, kad tinka visų tipo plaukams ir puikiai švelniai valo, suteikia plaukams žvilgesio bei švelnumo. Tai yra puikus, tobulas pasirinkimas tiems, kurie nori pasirūpinti savo plaukais. Ir su kodu emigrantės jūs gausite netgi 20% nuolaidą savo užsakymui. Su kodu emigrantės 20% nuolaidą su savo užsakymu. Ką aš noriu pasakyti labai svarbaus, kada aš gavau, jau esu kažkada minėjus, kada aš gavau šitą rinkinuką ir sakau, čia reikia viską išbandyti, Prieš reklamuojant. Ir aš jį atsidariau, aš buvau taip švelniai sužavėta, nes tiek šampūnas, tiek kaukė yra visiškos aukso spalvos, blizgančios, sodrios aukso spalvos. Tarp kitko, šampūno buteliuką atsinešiau, nes jis yra tuščias, o tuščias todėl, kad jis yra labai geras. Jeigu jis būtų pilnas, sakytum, meluoji, niekad ten neplauni, bet iš tikrųjų yra tuščias, aš jį išnaudojau visiškai. Jis yra labai, labai fainas, 24 karatų šampūnas, visiškos aukso spalvos. Ir lygiai tas pats kaukės dar turiu, bet jau... Kaukės yra rečiau prie progos. Bet jau baiginėsi ir noriu, nežinau, kiek jūs matysit, kiek nematysit, parodyti, kad tai yra tikrai aukso spalva. Ne? Ir tu, kai tepėsi jį ant plaukų, tai yra grinai ta tokia auksinė spalva. Prabangi, tepiesi tokį kaip auksą, ne? Auksas bėga šampūnų, galva auksuota, po to auksų plauni, tai tikrai labai kaip prabangus. Dama išeini iš to dušo. Taip, labai prabangus rinkinys, labai tinkamas dovanai. Ne, visi žmonės sako, mūsų čia tas tinka dovanai, bet čia tikrai labai tinka dovanai, todėl kad bus išskirtinis tikrai gaminys. Nėra, kad, čia gerai kažkokie šampūnai, čia bus ir wow, ir atsidarius wow, ir kvapas wow, ir veikimas wow. Tai tinka dovanai, tinka jums, pačiai brangiausiai, pačiai geriausiai. Kaip sako, niekada savo nieko negailėk, tai negailėkit ir jūs. Arba, kitas variantas yra sakyti vyrui, kad reikia, tegu lepina. Auksu plaukus man. Sakyk, ar myli mane, sakysi myliu, aišku, myliu, tai duok man aukso. Aš neturiu 1000 svarų, tai va, aš turiu nuolaidų, man mažiau ir galit pirkti. Vis gausit auksą rankose. Tai va, su kodu emigrantės dar gausit 20% nuolaidą visam asortimentui coralshop.uk. Tai va, ačiū. Ačiū. Labai fainiai, aš naudojau tą purškiklį, tai... Pasaka, ne? Negaliu, taip... Irgi jau nebedaug beliko. Pakėliau tada, tai čiūčiu. Jau. Aš plaunu galvą tik porą kartų savaitę, tai žinai, netaip susinaudoju greitai. Bet žinai, ką jaučiu, kad nebėra tų nudegintų, nusvilintų plaukų. Nes tai atrodo tokie švelnus. Švelnus, kad žinai, būtų tokie... Tai labai fainai. Tai va. Gerai, tai kaip jeigu dabar... Gerai, tai aš dabar gyvenu UK, ne 12 metų, turiu statusą, o Jėzus, tai čia senai, kada iš karto pradėjo duoti, aš buvau vienas iš pirmų žmonių, kuris pasidarė elektroninį tą statusą, nes mes dirbam, stėpė, mums reikėjo pažiūrėti, kaip tas veikia. Tai pirmą dieną atidarė apps ir mes pirmą dieną, kam reikės, susipildėm. Tai gerai, kad supratai, kad gavai? Supratau, kad gavau. Tai va, tai aš turiu, žinau, kelintų ten metų 19, galbūt, kada ten prasidėjo kažkada. Tai jau dabar jau 6 metai, sakykime, ne? Tai ką man daryti, man negimusiai iš toj šaly, jeigu aš noriu tos britiškas pilietybės, kaip man, ar aš galiu gauti, negaliu gauti, ką man, kur man eiti, kur kreiptis?
Tai va, vienintelis atsakymas, kurių kreiptis, tai tik tai į žmogų, kas turi imigracijos teisės leidimą duoti, nes daug žmonių galvoja, kad imigracija tai yra visokius ten vizos, žinai, kur ten pildo. Į imigraciją ir įeina visi patarimai apie pilietybę ir statusus, ir etas, ir visas, absoliučiai viską, kas žinai, įeina į atvykimą, išvykimą, atvykimą į UK. Tai kur kreiptis, tai jeigu nežinai, nuo ko pradėti, aišku, tu gali googlintis informacijos ir ieškotis. Ten, how to become British citizen when I'm 35. Bet jeigu aš nenoriu googlintis, tai tada dažniausiai žmonės rašo į Facebook'o grupės visokiai, žinai. Nesvarbu, apie ką tos grupės, bet vis tiek kažkas gal buvo, gal žino, žinai, kas angliškai supranta, jeigu neturi pasiklausti. Jeigu žmonės nežino, kur kreiptis, tai tada ieškai žmogaus, kas žino tiesiog. Žinai, ir koks maždaug tas procesas, ne? Kiek tai kainuotų, kiek tai... Tai suaugusiam žmogui pildyti pilietybę, tai reiškia virš 18 metų. Tai tą pilietybę dažniausiai gauni jau nežinau, ten tais kitais gali gauti ir kilmės būdų, registracijos būdų, ten ilgų būdų, bet už visus juos reikia mokėti, Aišku, visą laiką yra išimčių, kai tu teismo keliu gali kažką pasidaryti, bet čia jau apie tai nekalbam. Čia būna, žinai, vienas iš milijonų. Bet paprastai, jeigu žmogus, va dabar tu sugalvoji, nori gauti Britų pasą, pirmas dalykas, tu susižinai, ar tavo dabartinis pasas tau leidžia turėti 2 pilietybės. Nu, sakykim, Lietuva ne. Jeigu tu, pavyzdžiui, tu esi lietuvė, tu pasiskambini, kad ir Lietuva, ar žinai iš bendro, kad negali turėti. Tai tu tiesiog turi nuspręsti, jeigu aš gausiu britišką, man Lietuva atims lietuvišką. Jeigu aš esu koks nors su itališku pasu, pildau britišką, aš žiūriu, ar Italija leidžia turėti 2 pilietybės. Italija, man atrodo, leidžia. Leidžia, man atrodo. Jo, tai pasidarysiu britišką ir man nieko nebus. Nu, Italija netims. Tai šiaip, kad pradėti procesą, visi, kas susijęs su imigracija, visi dalykai yra pildomi tam government puslapį. Tai lengviausia pradėti yra įvesti Google tiesiog, ką tau reikia. Tai gali, aš tai, pavyzdžiui, vežčiau į Google British naturalization, citizenship over 18. Nu ir tau vis laik išmes pirmą puslapį, kur tą government puslapį jo ir nu ir neatsakinėjai klausimus. Tai pilietybė praktiškai gali gauti suaugę žmonės visi, kurie čia gyvena ilgiau negu 5 metus. 5 metai reiškia tą. Nes 5 metai gyvenimo reiškia, tai kiek aš turiu būti to jokiai. Gal aš daug keliauju, gal aš dažnai grįžtu į Lietuvą ir panašiai. Nu, mum lietuviam. Tai dabar, jeigu gerai atsimenu, per tuos 5 metus negali būti išvykęs ilgiau bendrai kaip 450 dienų ir per vienus metus ilgiau negu 90 dienų. Okay. Čia, jeigu tu daraisi naturalizaciją... Jeigu aš 4 mėnesius praleidžiu Lietuvoje ir likusius 8 čia jau man neužsiskaito tie metai praktiškai. Kiek ten gaunas dienų, jau turi tas dienas tiesiog skaičiuotis. Tos dienos gali keistis, neseniai pasikeitė. Tai čia yra, kai tu pildai pilietybę savo, nes yra kitokie kriterijai, jeigu mano vyras yra, pavyzdžiui, su britišku pasu ir aš noriu pilietybės. Man nėra šitą reikalavimą. Man reikia tik tai 3 metų, aš trumpiau, man reikia tik tai 270 dienų išbūti ir irgi, man atrodo, 90 dienų per metus. Tai mažesnė reikalavimai yra, kadangi tavo vyras jau britas, tai tu labiau esi toks patikimas, žinai? Nu, vyras ar žmona britas. Tai šitie yra tie išbuvimo UK reikalavimai. Dabar neseniai mačiau, nežinau, ar pakeitė, ar pakeis, nes neturėjau laiko dėl pačio savo vizos tvarkymo į kitą šalį reikalų, neturėjau laiko pasigūglinti per laisvą laiką, kad sako, nori tą laiką pailginti iki 10 metų. Okay. Kad po 10 metų gali tik tai prašyti pilietybės, ir sakė, padarys, sakau, nežinau, padarys ar padarė, neatsimenu, tik mačiau, kad straipsnė, kad jeigu tu atvykai į UK nestandartiniu būdu, kad nebeleisti iš vis pilietybės gauti. Tai pavyzdžiui, mes atvažiavom su mikriuku, ten su autobusu, ar ten su lėktuvu atskridom, čia dirbom su viza ar su statusais, praėjo ten 5-6 metai ir pildomės tai gauti britišką pilietybę. Bet jeigu aš esu pabėgėlis ir atvykau su valtim iš per jūrą, į fūrą įlipau, arba iš fūros, tai tie žmonės irgi galėtų gauti pilietybę po to atitinkamo amžiaus. Dabar nori, sakau, padarė ir padarys, ar nori padaryti,
kad tie, kurie atvyko ten su laivais ar fūrom, jiem neleisti būti Britų piliečiais niekada, nes jie netvyko UK standartiniu būdu, jie bėgo ar ten specialiai, žinai, atvyko. Tai čia toks tiesiog niuansas, jeigu yra lietuvių, kurie pabėgėliai kokie nors, žinai. Tai kitas kriterijus yra neturėti kriminalinių problemų. Tos problemos, žinau, gali būti ir visokie greičių viršymai ir kad tiesiog tu esi doras pilietis. Jeigu tave tenai pasodino ten į kalėjimą, nes tu pavogėjai, nelegaliai atvažiavai į šalį, išprievartavai, ką nors ten susimušiai, didelis šansas, kad tau atmes, nes tu keli pavojų Britanijos piliečiam. Tai ir mes to neleisim jo būti. O pavyzdžiui, dar ir sako kaip pavyzdį, jeigu tu turi 10 baudų ten per metus ar 2, kad viršijai greitį, ir daug viršijai, pavyzdžiui, greitį, jie irgi gali atmesti, nesakyti, tu esi pavojus mūsų šaliai. Nes tu gali su savo viršijimu, tu gali nutrenkti vaikus, tu gali nutrenkti pėsčiai, ten ar dviratininką, ar avariją sukelti, kad tu tiesiog nesi saugus aplinkai toj šaly. Tai mes nenorim, kad tu būtų mūsų pilietis. Tai tiesiog reikia pasižiūrėti savo asmeninę situaciją. Jeigu ten, aišku, porą kartų viršijat greitį, nes vėlavo ten į vaikų mokyklą ar į kokį appointmentą, tai, žinai, visai kas kita. Ir netgi aš vienas iki, kai dabar neseniai, kokiais praeitais metais dariau tos greičių viršymų kursus, tas žmogus, kurį darė kursą, sako, aš pats, sako, einu kitą mėnesį, aš gavau baudą. Ir jam buvo kritinė situacija, jo tėtis mirė ir sako, atvažiuoju greit atsisveikinti. Ir jis 2 mylias per valandą viršijo ir jis vos spėjo su to mirštančiu tečiu atsisveikinti. Tai sako, nėra gaila ta bauda, žinai, viską, bet visiems visko būna, netgi tiem, kurie, sako, aš 30 metų dėstau, kad negalim viršyti greitį ir pats kaip tai gavau. Tai, žinai, visiems visko būna, tai va pasižiūrėkit pagal savo asmeninę situaciją, ar jūs galit pavadinti save dorų piliečių, kad nesat nieko, žinai, prasižengę, kad nesat pavojingas kažkuo tai šaliai. O kokią kainą, nežinai, tos aplikacijos, kiek maždaug kainuoja? Suaugusiam žmogui dabar 1640. Prašau, beveik 2000? Jo, tai anksčiau dar būdavo, kaip tie biometriniai appointmentai, jie būdavo dar mokami. Ir praeitų metų, man atrodo, pabaigoje pakeitė į tą TLC kontakt. Tai jiem tie appointmentai dažniausiai yra nemokami, daug appointmentų, nebent tau reikia ten out of hours, kad ten 7 ryto ar ten 6 vakarą ar ten savaitgalį yra 60 svarų. Tai žymiai pigiau, nes ten anksčiau būdavo po 400, po 200, tai tiesiog yra pigiau tuos appointmentus. Tai pagrindiniai kriterijai tai pilietybei gauti yra susižinai, ar tau atims ar netims, priėmi sprendimą ar darytis, nesidaryti. Tada susitaupai 1640, nes reikės iš karto susimokėti. Apsvarstai, ar aš gausiu pilietybę, ar aš pakankamai dienų esu prabuvęs UK, nes jie pagal pasą patikrins ir koks kitas sakiau? Ir esi tas doras pilietis. Jeigu tu galvoji, kad aš atitinku ir šitą, tu gali pildyti pilietybę, bet tau reikės darytis 2 testus. Anglų kalbos testą ir tos Life in UK, to istorijos testą. Va čia papasakok plačiau. Ir sakykime, papasakok apie kiekvieną šiek tiek. Jeigu anglų kalbos testas, kokio sunkumo jisai, kaip tau atrodo, ar labai sunkus, ar ne? Tai ta pilietybė 1600 kiam ir tos testus reikia daryti tik tai tiem, kam yra nuo 18 iki pensinio amžiaus. Šiam 6, žinai, žiūrint, kokiais metais pildėsi, kada sueina tau tas pensinis amžius. Tų testų nereikia daryti, jeigu tu turi pateisinamą priežastį. Dažniausiai tai būna dėl sveikatos. Pavyzdžiui, man nereikia daryti anglų kalbos testo, ar ten istorijos testo, turbūt tau atleistų, jeigu tu esi aklas. Nes tau gal per sunku išmokti, ar ten, žinai, arba, pavyzdžiui, tu esi nebylys. Tu neišlaikysi anglų kalbos testo kalbėjimo dalies, nes tu negali kalbėti. Tai jeigu turi kažkokią stiprią medicininę priežastį, tu tą priežastį pateiks įrodymą, tau užskaitys, kad nereikia, duos tą exemption vadinamą. Tie testai, nežinau, ar būtų, bet anglų, man atrodo, kainuodavo po 50 svarų. Tai tuos testus, anglų kalbos testas, nežinau, ar yra sunkus ar ne, bet jeigu žmogus paprastai moka anglų kalbą, jis tą testą išlaikys. Nes ten yra susišnekamoji ta kalba, tik man atrodo, ten reikia, neatsimenu, dabar seniai bežiūrėjau iš to kalbėjimo, tų visų tiesiog tikrai jau turi mokėti anglų, kad ten žinoti
yes, no, my name is, I live in Portland, London, neužteks, tikrai turi mokėti su žmogum. Jeigu jau tik, kad su žmogum gali normaliai susišnekėti, tai kaip ir išlaikytum. Nėra, kad aukšto levelio prašo, ta prasme, nėra toks kaip darbo, man atrodo, nėra toks kaip darbo vizai, kad ten terminus turi mokėti. Plus geras dalykas yra tas, jeigu nežinai, ar kiek tu moki tos anglų kalbos, ar kiek tenai klaus, nes kiek aš žmonių klausiusi, kurie darėsi testą, sako, lengva. Bet žinai, aš nežinau, kiek tu tą anglų kalbą moki. Taip. Nes aš galvoju, kad aš moku anglų kalbą, bet kitam pasirodžius kažkur, nes gal aš nemoku, nemoku ten kažkur su juo. Sunku džeršinti, ar sunku, ar ne. Tai jeigu neišlaikai vieną kartą anglų kalbos testą, pasimokinėjai vėl pildytis. Tai anglų kalbos testo nereik laikyti, yra ten A4 gal 2 lapai, ilgas sąrašas. Jeigu turi kažkokį čia diplomą, ką tu čia studijavai, mokinaisi ir tas diplomas tavo pavadinimas atitinka tam sąraše, tai tau nereiktų anglų kalbos laikyti, nes tu jau moki, nes tu, pavyzdžiui, čia studijavai anglų kalbą, ar čia baigiai universitetą, tai tau užskaitys, nes tu čia baigiai viską angliškai, tai tu jau išmokai tą anglų kalbą. O istorijos testą, jeigu neturi pateisinimas tos priežasties kažkokios, tai istorijos testą jau reikia laikyti visiems beveik. Ir kaip tas, ar sunkus pasakyti? Aš sakyčiau, kad nesunkus. Nesunkus. Istorijos tą testą gali išmokti, nusipirkęs tokią Life in UK knygutę, tai kainuoja 13 svarų ten su centais, ar kainavo bent jau praeitų metų pabaigoje, aš ją nusipirkau, ten yra apie netoli, man atrodo, apie 200 puslapių ir sakyčiau, kas antram, kas trečiam puslapį yra, jinai yra tokia kaip atvirutės dydžio, ta knygutė, Tokia dydžio ir būna kas trečiam puslapį paveiksliukas per visą. Ir kažkur apie trečdalį tos knygos yra ta pati istorija, kažkas, kas ten būdavo, žinai, visokie karaliai ten ir panašiai. O likusis ten 100 su biškių puslapį, 120-30 yra apie tą, ką mes jau žinom. Apie Brexitus, Covidus, visus tos Prime Minister, kas įvyko. Brexitas ir labai svarbu didelis dalykas įvyko, tai labai daug apie tą informacijos. Tai aš tai peržiūrėjau tą knygutę porą kartų, ne porą kartų, daug kai žmonėm rodžiau. Šiaip sakyčiau, jeigu tu tą knygutę porą kartų perskaitai, išsimenėjai svarbiausias datas ar ten vardus pavardės, tikrai, kad išlaikysi. Tikrai išlaikysi. Jo, tai nėra tas istorijos testas, žinai, kur kam man mokintis, nes nežinau, ko manęs klaus, ar kas įvyko prieš 2000 metų, ar prieš 100, ar apie Covidą klaus, ar kad išėjome iš Brexito, kokią datą, ar visą kitą. Nes šiaip yra žmonių, kuri paklausi, kada buvo Brexitas data, jie nežino, kad 20 metų ir gruodžio 31-11 PM. Daug žmonių nežino, tai turi tokias niuansus. Tokias svarbesnės, įsimintinesnės žodžiai. Ir vėl taip pat, jeigu neišlaikysi, galėti iš naujo laikyti. Nes tu gavus tuos 2 testus, tada eini pildais pilietybę ir patikite sertifikatą. Tu gali ten ir 1000 kartų, žinai, laikytis. Tai kad pinigus kainuoja. Tai išsilaikai tos 2 testus, atsisėdi prie tos governmento puslapio, pildai tai pilietybei, atsakinėjai tam visus klausimus, kontaktinius duomenis, pateiki ten paso nuotrauką, ko prašys, kai užsipildys, kai sumokėsi. Ir viskas, lauki to sertifikato, eini tada užsisakyti Google paso. Eini paso tada, ir tampi pilietis. Tai jeigu nori tapti piliečiais, galit investuoti laiką, pinigus ir tapti nebe lietuviais. O kaip tu, Irida, pasakyk man savo... Aš buvau įdėjusi į Facebooką, ar jeigu mums lietuviam, ar jeigu Lietuva leistų, turėtų dvigubą pilietybę, ar darytumėtės. Vienas iš, nežinau, kiek ten buvo komentarų, gal kokį kelių šimtai, vienas žmogus sakė, kad ne, kam čia reikia. Visi sako, aišku, kodėlgi ne, pilietybės nesimėto. Jeigu Lietuva leistų, tai aš irgi daryčiau. Nes man nereikėtų kitos visos, kur nepravarysiu. Iš tikrųjų, bet jeigu Lietuva neleidžia, aišku, nežinai gyvenime ten kas bus, kai bus, bet šiuo metu, šiuo protu, ne, aš per daug lietuvė, man tas pasas, aš suprantu, kad pasą pasikeitus, tu ten netampi ne lietuvis, ne, tu vis tiek, gimai Lietuvoj, širdį ten taralelė. Bet man čia būtų smūgis. Man morališkai britiškai ir atimti lietuviškai. Man morališkai būtų labai sunku. Aš nesu jokai ten patriotė, aš nesu jokai lietuvė, nei aš varau tą Lietuvą, nei ten kažkas mane kokia gamta traukia. Ir aš vis tiek negalėčiau daryti britiško paso, nes aš nežinau, ar čia tas patriotizmas vidinis, apie kurį aš nesuprantu, bet man atrodo prieš save juokinga, aš pasidarysiu, aišku, tu darai, jeigu daryčiau, tai tą britišką pasą daraisi dėl naudos. Dėl keliavimo kažkur, kad daugiau pliusų negu minusų. Nes su tą lietuvišku pasu tau
ne kažkokios naudos tu iš jo gauni. Bet tiesiog atrodo, taip naktį gulėtum, galvotum, juokas prieš save, kad tavęs kas klaustų, kokia tavo pilietybė, sakytum, British. Iš akcentų jaučiu, kad juokai ne British. Esu lietuvė, yra kaip yra, kalbu angliškai, tai jeigu tik reikėtų, tą pasą daryčiaus tik tai dėl naudos, kad, žinai. Jo, kažkoks labai toksai svarbus dalykas. Bet jo, man tada, aš suprantu, kad ne visais, žinai, atvejais, bet man tada irgi toksai būtų toks juokas prieš save, žinai. Ką čia man tai apgauti vos ne? Jo, žinai, toksai... Kokius tu čia cirkus dabar išdarinėjai? Ir žinai, ten aišku gali sakyti, well, I am Lithuanian, but I have British citizenship, žinai. Tai aišku, tu gali, žinai, tą citizenship, bet čia toks citizen, tai aš galiu nuvažiuoti į Italiją pagyventi ir gauti Italiją, tai aš nuo to Italiją nepasidarysiu. Tai va būtent. Žinai, aš tada galiu... apie Italiją ir viskas. Jo, aš galiu ten nuvažiuoti gyventi, aš ir moku ir gyvenau ir taip toliau. Ir ta prasme, ir aš galiu tą popierį išsimti, kur parašyta, ne? Bet kam jisai įdomus? Kam jisai, žinai, dėl naudos, jo, gerai. Bet čia yra taip pat, aš kaip prieš kelius, jau dabar 5 metai gal pažinojau tokį žmogelį, mes ten tarptautiniuose projektuose susipažinom, jisai amerikietis, ne amerikonas, bet jo šaknis ten prosenelė yra iš Lietuvos, ne? Ir ten kažkokių tų šaknų, ten kažkokiais tais būdais, žinai, jam galima pasimti tą lietuvišką pilietybę, kažkaip ten irgi kalbą turi išmokti kažką ir, žodžiu, jo kilmės būdu, kažkaip jis ten įsiaiškino, kad jam galima, bet jis Lietuvoje nebuvęs, jis Lietuvoje niekant ten nesupranta apie tą Lietuvą, žinai, nieka jam tenai žin, bet jo tie DNR rodo, kad jis ten 20% ar 15% Lithuanian, žinai, bet jis nei buvęs, jo nei mama šneka lietuviškai, jau ten baba nebešnekėjo, jau tą lietuviškai, žinai, tai jis iš vis, ta prasme, visiškai, ne? Pienas nuo kisėliaus. Jo, ir jis yra amerikonas, grynas su pilnais amerikoniškais tėvais, pilnais, sakau, seneliais dar iš kitų pusių ir taip toliau, ir jis išsims reiškia tą pasą, ir aš tai nieko blogo, dėl manęs tai pasimk. Ir jis išsims, ne, gal jau dabar ir išsiėmė, 5 metai praėjo, nežinau aš, bet ta prasme, kas yra, ne, jisai aišku išsims dėl to, kad sako, čia man labai gerai europietiškas pasas, aš turėsiu europietišką, jam amerikonui, žinai, blėt, žiauriai gerai, vizų jokių nebereikia apie Europą. Bet realiai... Skyrus UK. Jo, bet realiai, koks tu lietuvis su to savo pasu? Ne, bet žinai, grinai taip ir yra. Jo. Tu, jeigu gali, kaip ir aš kaip vis laiką galvoju, sako, kokią naudą? Sakau, tu nei naudą pasų turi žiūrėti, o ką tu prarasi, kad tu jį įsimsi. Jo. Aš sakau, yra lygiai tas pats, kai tavęs klausia, ar nori dabar 1000 svarų. Ne, nenoriu, aš dabar turiu. Aš dabar sąskaitų užtenka, man dabar nereikia. Tu esi paskutinis debilas, jeigu tu neimsi to 1000 svarų už dyką, nes ką tu žinai, kas to bus po metų 10, 30, 40, gal to prireiks to 1000 svarų. Tikrai. Tai su pasu yra lygiai tas pats. Jeigu tu gali turėti ekstra tą dokumentą, tai jis guli gal stalčiui ten. Teisingai, ir viskas. Taip. Bet mažą ką prireiks skristi į tą. Va yra viena ta mūsų, kur pasakojo Irma, ne, mokytoja. Jo, va sako, norėjai skristi į Dubajų būti mokytoja, tik tu žinai, kad lietuviškas pasas, o tu negali, tu turi britišką pasą, nes turėt pasą šalies, kurios kalba yra anglų. Va ir tokia nesąmonė, kaip pasas, nors tu angliškai kalbi ir dirbi, žinai, mokykloje ir esi anglų kalbos mokytoja, juoką kelia. Taip, iš tikrųjų. Tik tai ką aš noriu, ką norėjau pasakyti tuo pasakymu, žinai, kad tas pasas nepadaro tavęs nei lietuvių, nei britų, nei ten anglų, nei kuom, žinai. Čia tiesiog daug kuom galiu, aš galiu, nežinau, rytoj sugalvoti važiuoti Prancūziją, pragyventi ten tų 10 metų ir išsimti ir tipo, aš prancūzė dabar, žinai, bet... Gali apsirengti prancūzė. Žinai, kas yra lygiai tas pats, kas aš esu moteris, bet identifikuoju, kad aš esu katė. Aš galiu apsirengti kaip katė, bet aš nebūsiu kaip katė. Aš vis tiek esu žmogus ir man yra vyksta žmogiški dalykai. Tai su ta pilietybė, irgi taip pat. Dauguma žmonių, kai buvo dabar Lietuvoje tas referendumas, aš tiesiog, manau, per mažai žmonių dar žinojo, kad galima to nuotoliniu būdu balsuoti už tą antrą pilietybę. Tai tikiuosi, kai bus kitą kartą balsavimas, dėti daugiau Facebooką, balsuokit, žinai, kad ambasada plus labai mažai tos informacijos kelbė. Labai. Nieks nedaro jokių ten video kažką, tu turi eiti į ambasados puslapį ieškotis. Ar tu žmogus, emigrantas būdamas, pagalvotum, kad tu turi eiti į Lietuvos ambasadą ieškotis, ar tu gali balsuoti nuotoliniu. Tu logiškai mąstant, balsuoji tas, kas yra Lietuvoje. Jo. Tu nežinotum, arba ten grįžti į Lietuvą. Tai, man atrodo, per mažai tos informacijos, bet daugumą lietuvių, kai klausiu, labai daug visi atsakė, kad norėtų tos antros pilietybės. Ypač, kai va čia 10-20 metų,
Ir, aišku, jeigu mokė angliškai, kodėl neturėtos pilietybės, nes, tu gal ir nesi, ir nebūsi niekada, aišku, tas Britas širdį, bet... Nepamaišys, jeigu tu gali turėti. Blogumo neatneš. Taip, tikrai, iš tikrųjų taip ir yra. Tik tai, sakau tiek, kad jeigu man reikėtų atiduoti lietuvišką, aš negalėčiau, nes man neleistų ir ar sąžinė, ar kažkas. Aš negalėčiau, man būtų, jeigu priverstų gyvenimas, kažkokie ten karai, baisios situacijos, tai beleką jau darai, viską darai išlikimo. Tai jo. Bet va taip savo noru, aš nesmerkiu, kas padarė, ar kas darys, va ruošėtas daryti. Aš negaliu, ne. Aš esu lietuvė ir aš labai tikiuosi, kad aš ir mirsiu lietuvė. Ar nepagalvoji, kai mes atvažiavome į UK, ar nesvarbu, belenkur, jeigu kažkas žiūri iš kokios ten Danijos ar Ispanijos ar kokios Norvegijos. Kai mes atvažiuodavom čia pirmą kartą, bent jau man tai buvo. Iš pradžių gėdijas, tą sakyti, lietuviškai šnekėti, vaikų viską angliškai, kad tik nesupras. Aišku, jie viską supranta, kai tu pasakai, please don't touch this. Aišku, kad į anglą supranta, kad tu čia esi nevietinė ir kad esi kažkokia ten fucking Polish, žinai, iš tų Eastern European. Jo. O paskui, kai jau pradedi ilgą laiką čia prabūti, tau nebereikia kovoti savo vietos pasaulyje, tu esi jau įsikūręs, jau jautiesi stipriai ant to žemės, nebesijauti toks emigrantas, o jautiesi kaip pilnavertis žmogus. Jau eini parduotuvę ir rėki per visą parduotuvę. Teik čia, kur tu eini? Jo. Tu nebesigėdėjai, kas tu esi ir savo tos kalbos. Labiau didžiuojas. To nebuvo taip? Buvo, 100%. Parašykit, jeigu daugumai tai buvo, nes labai įdomu, ar čia mums tik sutapo, ar daugumai žmonių, ar emigrantų, irgi taip yra. Jo. Man buvo, kai atsikraušiu ir ten viską, ką aš galvodavau, kaip faina būtų neturėti akcento, kalbėti va taip grinai, žinai, kaip kurie va čia ėjo mokyklą, žinai, galvodavau, kaip faina, kad aš neturėčiau akcento, kaip būtų faina, žinai, ir tikrai labai noris taip asimiliuotis, žinai, kuo greičiau, bent jau man. Dabar man sakytų, suburtų lasdelę, aš galiu va dabar pakeisti, kad tu neturėsi jokio akcento. Aš sakyčiau, ne, palik man mano akcentą, aš noriu, kad mano akcentas girdėtus ir labai gerai. Tai, kad labai daug žmonių ištisai sako, tas jūsų akcents koks seksi, sako, o dieve, tai palikit mano seksi akcentą man, nelieskit, aš noriu jį turėti, aš labai noriu jį visą laiką išsaugot. Ir aš dabar su džiaugsmu ir su pasididžiavimu tikrai visiems sakau, Lithuanian. Where are you from? Lithuania. Ir sakau kažką, mes Lietuvoje va taip darom. Aš dirbu su, ta prasme, mano bendradarbiai visi yra Britai, iš vis net ne airiai, Britai, ne? Kiti treneriai, kurie tenais dirba salėje, tai mano aplinka tokia yra labai, tai aš labai sakau, Lithuanian, mes taip darom, aš ateinu, aš muziką uždedu, dar atsistoju, žvengti, pradedu garšinti, sakau, klausykit, žinai, aš labai tą tokį švenčių, žinai, išjungiu, jie ten juokės, kažką tą, žinai, mes pasijuokaujam apie tai, bet aš labai, kai randu progą, aš paedukuoju, žinai. Kažkuom dar, sakau. Čia kaip sako, kad tik susipažįsti, o kaip Lietuva buvo? We've been occupied 1990, žinai? Jo, occupied. Čia šiandien svarbi diena mums, žinai, ir aš labai. Ar čia ta šalis, kur buvo occupied by Russia? Yes, taip. That's us. Jo. My passport is half Russian. Jo, iš tikrųjų. Ir labai daug kas, jeigu, pavyzdžiui, man sako... Ne pasporto, tas gimimų liudimas. Jo, jeigu kažkas man, pavyzdžiui, sako, ar tu esi Russian, sakau, ne, bet mes esam šalia. Paaiškini tiesiog. Jo, paaiškinu, kad aš, pavyzdžiui, moku rusiškai, neprastai, bet moku, mano mama gerai moka. Aš irgi nesu tas žmogus, kur sakys, oi, ne, gink dieve, aš tik, ne, Russian. Aš labai suprantu, kad mūsų gimimo liudijimai net buvo Russian, žinai. Tai ta prasme, mes esam gimę, daug mūsų šneka, daug mūsų turi giminių, vienas tėvas yra, ne ten Russian, ar Belarusian, ar ten kažkaip. Tai aš, gink dieve, savo neleisčiau tokio jau visai, kad ne. Bet, žinai, aš esu labai lietuvė, bet aš labai myliu visus mūsų šaknis, iš ko susidaro lietuviai, nes dauguma lietuvių, kaip mes pasidarom testus, DNR, tai pamatom, kad mes esam ir Polish, ir Latvian, ir Russian, ir Belarusian, ir 15% to, nes... Papasakok apie tus testus, tu žinai, kur juos daryti? Žinau, aš savo esu pasidarius, viską esu pasidarius, turiu čia. Prie temos kaip tik. Prie temos, taip, aš esu pasidarius, pasidaryk. Ką man tas keis, bet šiaip įdomumai. Labai, žinok, įdomu. Ir nedaug kainuoja, man atrodo, dabar kaip tik 9 svarai kainuoja. Tai užsisakai, aš esu užsisakęs MyHeritage,
Tai užsisakai, tau atsiunčia DNR tą rinkinį, žodžiu, tu ten nusisvobini savo tą DNR. Aš tokį svobą dariau su šuniu į Australiją, reikėjo siūsti. Tai dabar savo darysi svobą. Žinai, žodžiu, paimi DNR, įdedi ir išsiunti. Ir kažkur blemba ilgokai užtruko, tas ilgokai kokias 3 savaitės. Sakys 6 mėnesiai. Ne tiek, bet nebuvo, kad 3 dienos, žinai, ar ten savaitę, apie 3 savaitės 4 ir tau jau ateina e-mailas, kad atsisiųsk šitą programėlę, jūs results are in. Ir tada tu atsiųsinti programėlę, tą MyHeritage, ten savo kodą, tą viską susivedi ir tau yra uploadinti tavo rezultatai. Ir ką tu sužinai, Ir ten rodo iš pradžių bendrinį. Tai bendrinis, tai rodo, kaip pasakyti, labiausiai supaprastinta, ne? Tai, pavyzdžiui, rodo... Kaip summary tokia, ne? Tokį kaip summary, tai, pavyzdžiui, rodo 60% Baltic ir ten koks nors gali rodyti, ne, ten... Paimkim beleką, ten 40%, kaip pavyzdys, koks nors ten Asian, ne? Tada tu gali išskleisti jau, ne, kur rašo 60% Baltic, tu gali išsiskleidi ir tada tau rodo aiškiau. Kas įeina į tą schemą, tau, pavyzdžiui, rodo 25% Lithuanian and Latvian, ten 22% Lithuanian and Polish, reiškia genų grupė yra sumaišyta, ne? Vat atitinka vieną genų grupę Lithuanian su Latvian, kitą atitinka Polish, kitą kart grinai rašo Polish, kitą kart rašo tiek grinai Lithuanian, Russian ten, ne? Ir tada yra va tokia, pavyzdžiui, ta bendrinė grupė, tai ten toks jau keistas. Pavyzdžiui, 3%, pas mane netgi 1% buvo Inuit, kur yra iš vis... Kas tokia? Inuit, tie, kur eskimai visokie. Taip, 1%, o 3%... Neši tokia... Tokia granai. Eskime granai. Kur laukinė. Jo, o 3% pas mane yra irgi Balkan. Tai, žinai, visokie tokie. Tai rodo net, va taip, supranti, labai bendrintai. Ne, bendrinė tokia, rodo grinai sudėta ir tada jau jeigu skirstai, tai grinai išrodo. Kaip prizumint nuotrauką. Zoomini ir dar labiau ją zoominas ir tu ten spėliok, bet tai nereiškia, žinai, kad tavo prosenelė buvo iš eskimų, čia yra tūkstančių metai, rodo, kad labiau, kad tavo tie ancestors protėvėje, ne, kai ėja į Lietuvą, jie greičiausiai nuo viršaus ėja, ne nuo apačios ėja, žinai, tai čia tiesiog parodo tą, kad tu... Iš kur kilusi tiesiog? Jo, prieš tuos daug tūkstančių metų, kad žemyn žmonės ėja pas tave, o ne aukštyn, žinai, kad nerodo, kad tau Afrika. Tai kaip žin tokį dalyką jūs aiškina? Kaip jie... Ne, genetika rodo. Genetika rodo, iš genetikos viską gali aiškinti. Žiūrėk, rasi žmogaus palaikus, tu viską žinosi, ar čia juodaodis, ar baltaodis. Žinai, jo, mokslas, ne mums suprasti. Jo. Tai žinai, kaip sako, per CSI, kai iš tos skruzelės šūdo įsiaiškino kamino mašinų spalvą. Nu va, čia granai. Tai dabar jau visi, žinai, kaip žino, koks genetinį tie kodai tam tikrom tom šalim, tom grupėm, etniniam ir šiaip labai įdomu. Ir tada, kai tu užsiregistruoji, kas dar labai įdomu, tu gali uploadinti visą savo giminės ten tą medę, ne? Ir tau ateina pastovi notificationai, man tai pastovi ateina kokias savaitę po kartą, tau rodo, pavyzdžiui, we have your DNA match. Ne? Ir ten, pavyzdžiui, rodo, kokia ten Vokietijoje kokia nors moteris ir tada rašo probable relationship ir ten rašo parents 6 or 7 cousin. Tai nereiškia kaip faktas, ne? Bet tai rašo probable relationship ir kokia ten 6-7 of your grandmothers. Tai reiškia, va tas kažkas kažkada išvažiavo, tuokės ir kažkas pasidarė Vokietijai kažkokio jos senumo. Ir man dažnai ateina tie notificationai. Nėra, kad... Tai dabar tiesiog, kai darytų giminės susitikimą visiškai kitoks, negu buvo giminės susitikimas prieš 20 metų. Jo, bet čia reikėtų, žinai, jau taip, wow, nes čia tokie yra tie vandenys, sakau, nakisėlius, ten aš nežinau kokie, bet tu gali pamatyti. Bet kas yra labai įdomu irgi... Tai galvoji, kad ta, pavyzdžiui, Vokietijai kokia nors ten ta boba, penkto boba, ar jinai irgi gauna notifikaciją, kad tu esi irgi jos giminė? Jo, irgi gauna. Tu ten gali pasimti premium tą membership, ten susirašinėti su jais. Bet irgi žmonės kartais per rimtai paima tą, žinai, kaip pasakyti, jam atrodo, mano giminaitis čia senai long lost, žinai, taip nėra. Čia yra tiesiog, kad jo kažkokiu proseneliu, brolę, žmoną, ten, žodžiu, išvažiavo prieš 200 metų kažkur ir tas žmogus jau gali net nežinot, kad jis iš vis turi
Nu, ta prasme, jam rodys, kad jis 10% lietuvis ir jam rodys, kad jis turi su tam sąsajų. Bet jo ten mama Italija jau sakau, va kaip tam amerikonai parodė, kad yra lietuvių šaknis. Bet jo nei baba net nebekalbėjo lietuviškai. Tai žinai, čia nėra, kad, mes žinai giminės. Tačiau, jeigu žiūrėt, nežinau, žmonių, kurie turbūt žiūrėjo tą per Netflixą, buvo dokumentinis apie tą daktarą, kur vietoj, daktaras, kur apvaisinimus dirbtinius darydavo. Ir 200 moterų jis ten ar kiek. Tas Amsterdame? Ne, ten buvo Amerikoje. Man atrodo, ten buvo Amerikoje. Suleido savo spermą visiems. Visom moterim davė tą savo spermą. Ai, ne, aš žiūrėjau tą, kur jisai kur negali susilaukti vaikų ir jisai kviesdavo į pasimatymą ir sako, aš pasimylėti, tai jisai irgi ten Amsterdamo, Vokietijos, Ispanijų, ten irgi gal turėtų virš 1000 vaikų jau turėti. Nu va. Nu ir tie vaikai iš tikrųjų. O tas, žodžio, amerikonas, ir jis visiems, ateidavo couples, bet jis visiems vis tiek sudėdavo tą savo spermą. Ir kaip jį iš vis išsiaiškino, kaip jį paryšo, nes daugybę metų nieks nesiaiškino, tai va šitie testai. Nes jaunuoliai pradėjo darytis. Ir pystė mečias ir rašo, ne kad cousin rašo brother, sister, žinai, giminaitis grinai, ta prasme, ne sixth cousin of your parent, bet brother, sister, jie pradėjo žiūrėti, kaip taip gali būti, čia kažkokia nesąmonė. Pradėjo klausti tėvų, tėvai, mes dirbtinį darėmės, susirašinėti pradėjo jie visi. Mano irgi dirbtinį darėmės. Kur darėtės, pas kokį daktarą, pas tą patį. Nu va. Visi yra Petro broliai sesis ar Petro vaikai. Ir didžiausias kyla, baisiausias skandalas, ten pažiūrėkit, Netflix yra, neatsimenu kaip vadinasi. Tam Amsterdame irgi taip pat, sako, pradėjo per tas programėlės išsiaiškinti ir plus, sako, pradėjo jau vaikai patys matyti, nes jisai keisdavo miestus ir paskui jau į užsienį važiuodavo, ten Europoje, Vokietijoje, Ispanijoje, ten apačioje Italijoje. Bet sako, Amsterdam, sako, jau net mokyklose eina vaikai ir jie atrodo 3 panašus. Nes paskui, kai ten išsiaiškino viską, jie visi, tie 3 yra broliai ir sesis, tie vaikai. Nes jis ten, tvarkydavo tas moteris. Tai va, tai matot, yra tokios programėlės, šitokie tyrimai ir va, kartais, o gal, ką žinot, gal turit kokį brolį sesę ir jums išmes kur nors, žinai. Bet žinai, kas dar pagalvau gali būti. Pavyzdžiui, vyras. Jo. Tu gali nežinot, kad tu turi kitų vaikų. Ne. Tau gali ten, jeigu turėjai visokių draugysčių, visokių, kad ir vieną naktį, ar draugysčių, padraugavai, mylėjai, ten kelias savaitės, tu gali ir nesužinot, kad tu turėtų vaikų. Jo, gali. Ir jeigu nori sužinot, gali pasitikrinti. Gali, pavyzdžiui, jeigu ją pasidarys, tu įsivaizduok, tu esi vyras, tu įsipildai tą programėlę ir tau ateina kažkada notificationas, possible relationship child. Nu. Wow. Possible relationship. Jie nesako 100%. Buy premium arba blog. Nereikia ištrink mano datą. Blog visą accountą. Blog account kaip delete, blėt. Kad tik žmonių nepamatytų. Kur čia spausti? Drabančiam. Ne, girdi telefonas, bum, notifikacijų. Pasižiūri 3-9 notifikacijos. Galvoju, kas čia tiek skambinė, ar čia kokį, žinai, grupės šatas įsijungi. Žiūri tas inheritage, 3-9 notifications, possible match, child. O, blemba. O, blėt, Na, bet tikrai, žinau, galvoju, kad nors taip nėra tokių cirkų buvę? Turbūt. Tik, žinai, aišku, tu neini ir nesiviešini, nes sprendi šeimoje, kad tu turi kitų vaikų. Aišku, ne to vyro kaltė, kad tu nežinojai. Kaip tu gali žinoti? Jeigu tu nežinojai, tai taip, bet jau turėjai gerai praeiti ten pro visur. Pro moteris. Tai va, kam ir naudingos informacijos, kaip apie tą britišką pilietybę galim gauti, kaip savo giminės, ne giminės, kaip čia vadinasi, susirasti jo kokio kilmę esam. Pasinaudokit, tarp kitką parašykit, aš kažkur turiu nuolaidos kodą, žinokit, tai aš galėsiu jums duoti. Kažkur man, žinau, kažkokie mailai kartais ateina, tai jeigu kam reikia, parašykit, duosiu jums nuolaidos kodą. Tai va. Nu va, tai o pakol kas, tai ačiū dar kartelį Coral Beauty mūsų rėmėjam. coralshop.uk Su nuolaida emigrantės. 20% nuolaida. Dėkojam jums visiems, dėkojam, kad žiūrėjot, kad mus palaikot, kad nepalaikot, kad komentuojat, tikrinat, žiūrit. Ačiū už tai, labai malonu, kad kažkas, mes pasiskaitėm, papasakojom, kažkas. Dar kažkas pertikrins, jeigu parašys, tai va, dėkosim. Jo, dar geriau. Žmonės pinigus už tai moka, mums už dyką padarys, tai va, labai gerai. Džiaugiamės. Bet šiaip mes jūs visus labai svarbu, žinai, kas yra svarbiausia, kad tas žmogus, kurį rašys komentarą ir pertikrins, svarbiausia yra, kad jis peržiūrėjo. Aišku, džiaugiamės. Tai yra dar vienas view.
Dar vienas view. Tai va, dėkojam, mylim, kurie mus palaikot, mylim, kurie nepalaikot, dėkojam ypatingai, mylim, kas šėrinatės mūsų podcastą. Kas dalinatės jo tą visą informacijos, tiesiog svarbu, mūsų tikslas yra dalintis informaciją, ne kažkokiom žiniom, bet dalintis informaciją, kaip kas su kuo yra valgoma, kaip UK vyksta visi dalykai. Būtent. Ypač tiem, kurie nekalba angliškai ir negali pasigūglinti arba tiesiog nežino, ką gūglinti. O dabar iki kito karto, ne? Iki kito karto, bet vieną dalyką noriu dar priminti, kad jeigu jūs norėtumėt irgi parodyti savo produktą per mūsų emigrančių laidą, kaip Coral Shop, tai galit parašyti mums ir mes susitarsime. Taigi, bučkiai visiems. Ačiū ir iki. Ačiū, iki. Ate.